pirmą kartą buvo toks jau, kur sėdžiu lėktuve, skrendu atgal tenai ir galbūt, žinai, pradėjau sukt mintį, kad kažkaip taip, žinai. Ir man tada, juokingai gal skamba, bet, žinai, labai gerai pasitaikė ta pandemija, nes nulino visus, žinai. Aš galvoju, žinai, kažkokia jokio nėra ten, ar gėdos jausmo, kad ten to milijono neuždirbai, ar kad ten 3 būtų nenusipirkai, ten visi tik labai vaidina, ten, žinai, ten niekas ten nėra. Ir aš galvoju, taigi gerai, tai viskas kažkaip įsisuks ir važiuoju iš atgal, žinai, į Lietuvą namo. O paveikslai, tai žinok, visi šitie, tai yra gimė Dubajų, bet tik šitie mano naujoji paroda, 2 meno singlai. Žinai, niekur nuo to meno ir krapštimuose aš nenuėjau, nuvažiavau aš tenai pradžiai, kažkaip žiūriu, kaip gražu, ten tos visos arabeskos, ten jų raštai, prisipirkau knygų, mokinausi aš jų ten tų raštų, piešt braižyti, ten žiauriai įdomus dalykas yra. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mes svečiuose esame pas visiems labai gerai žinomą vizažistą Aurimą Juodiškį, bet šiandien jo specialybė šiek tiek prasiplėtė ir į vizualiųjų menų sritį. Tai šiandien mes norime labiau pasinerti į jo kūrybinę erdvę, į paveikslų kūrimą ir papasakoti jums, kaipgi gimė šitą meno formą. Labas, Aurimai. Labas. Tai pirmiausia, prieš pradedant kalbėti apie tavo dabartinį darbą, hobį, gal paskui pats papasakosi, į ką tai labiau dabar šiai dienai yra pavirtę. Mes matome puikius paveikslus man už nugaros, bet vis tiek, kad suprasti, kaip tu atėjai į tai, kur tu esi šiandien, labai įdomu sužinoti, kaipgi prasidėjo tavo kelias į kūrybą. Grįžkime gal šiek tiek labiau į vaikystę. Ar tu jau vaikystėje žinojai, kad nori eiti į kūrybą? Ir apskritai, kaip tu siejai vizažą? Ar tau tai yra vis tik kažkokia kūrybinė išraiška, ar tau tai yra tiesiog darbas? Ne, tai aišku, tai yra tiesiog darbas iš vienos pusės, bet taip, kaip dėliojasi mano kelias, kaip vizažisto, buvo labai ir kūrybinis darbas. Nes aš kiek dabar jau 20 metų stažo turiu, tai kai prasidėjo dar buvo tie visi laikai, nebuvo pilnos parduotuvės, žinai, dažų, bet labai jokių ten, pavyzdžiui, užsienietiškų brandų mes Lietuvoje neturėjom. Tai kažką dirbi, kažką galvoji su kūrybingais žmonėmis, žinai, dizaineriais, kūrėjais, fotografais. Ir, žinai, pavyzdys, norisi kokio nors mėlyno pravedimą, tu galvoji, kad tiktų, o jo nėra tokio pirkti. Interneto ten, tais laikais, o koks skirtumasgi neužsisakysi. Ieškai, žiūri, kažką pirki, žinai, brūžinį, ar ten kažkokią pudrytę, ar kažkokį šešėlį. Maišai ten su vandeniu, tepi ant rankos, žiūri, kaip džiūna, byra, nebyra. Toks, žinai, va, taip atsirenki. Tai tos kūrybos labai daug buvo. Dabar gaila, kad jau nebe tie laikai, nebėra taip. O kažkaip ta kūryba man ir darbė plėsdavosi, aš vis sugalvodavau, tai kažkokių samanų prisirinkti nuo medžių, tai kažkokių šakyčių, pagaliukų, toks, žinai, ir atsiranda kažkoks žmogus, kur patiki tavo idėjom, žinai, ir mes fotografuojam, pavyzdžiui, ten pomidorų šakelės, ar ten pušų spiglius, ar ten iš vienkartinės lėkštės turiu tas nuotraukas, galėsiu tau persiųsti. Žinai, kažkoks atrodo kaip ryklio dantis. Bet ir kūryba, žinai, ta kūryba aišku tokia, kur mano darbe tai labai svarbu yra dažnai labai fotografas, žinai, kaip jisai mato, jeigu tu su žmogum sueini, žinai, viena vibracija darbinė tokia, tai tada gali visokius dalykus kurt, bet man vis laikas nuo laiko aš kenčiu nuo tokių ir dabar, kur, pavyzdžiui, man gal ir nebereikėtų kažkokių naujų dažų, bet man reikia, nes norisi spalvų, nes, kuo tu, žinai, turi platesnės paletė, žinai, visokių atspalvių, tuo tu labiau gali būti kūrybingas. Rudas spalva ten žinai, gražu, bet kiek tu ten išspausi iš tos rudos spalvos. O kai tu buvai vaikas, apie ką tu tada svajoji? Nes tu kiekvienas vaikas, jisai, aišku, kol jisai formuojasi, kol jisai ieško savęs, ypatingai paauglystėje, jau atsiranda kažkokių minčių, ką aš norėčiau veikti ateityje. Koks tu buvai kaip vaikas? Tu gal labai daug piešdavai, kažką lipdydavai, kaip apskritai gimė mintis, bet aš būsiu grimo meistras, vizažistas. Kažkaip tas tai gavosi, bet nuo vaikystės labai gerai kažkaip man pasisekė su mano tėvais, kad jie mane leido į visus įmanomus būrelius Kupišky, kas buvo. Nuo karate iki šokimo, kur norėjau, ten ir ėjau. Bet kažkaip labai, aš piešdavau visą laiką piešdavau kažkaip nuo vaikystės, bet skiodavau, mozuodavau. Paskui mokykloje
jau aišku buvo, žinai, beaugant, kad tiksliai mokslai, ne man. Nors dabar mano bus matematikos mokytoja, tai kai pamato žvengia, sako, kaip tu, sako, skaičiuoji. Ten 2+2 žinau, kad 4, bet ten, žinai, ten daugiau ten traukt šaknis, tai iš ausų dūmai pradėdavo rūkti. Ir buvo labai puikiai dailės mokytoja, kuri kažkaip taip užvedė mane, numatė, kad man išeina ten kažkokius ten regioninius ten konkursus, ten sako, va, nori. Ir aš eidavau šeštadieniais, pavyzdžiui, sako, mama, kur tu eisi? Aš sakau, einu, sakau, su mokytoja Elena, sakau, mes ten darysim dalykų, žinai, ten tokius. Tai aš ten kažkokių ten diplomėlių turiu kažkokių, bet toks. Ir man visą laiką, aš prisimenu, krapštytis patinka, ten kažkokių ten vitražus iš popieriaus, toks, žinai, kur sėdi ir ten gali peckiot kažką daryti. Ne, aš sėdžiu, aš ten krapštau, ten kažkokį sugalvoju. Ten tada ta kita pusė, žinai, spalvotais papiriukais iškarpinėjai. Tai dabar nebuvau taip smarkiai prisiminęs, bet kai tu užklausi ir dabar sėdžiu, pats žiūriu, man pasikrapštyti, tai pats tas yra. Tai gal tie paveikslai ir užgimė iš to galbūt tos vaikystės nostalgijos kažko, arba gal, žinai, mes dažnai nesusijėme tų kažkokių vaikystės pomėgių, tą, ką mes darydavom ir ką mes darom dabar gyvenime. Tiesiog, kaip ir sakai, pasimiršta tai, bet kaip tu pats manai, dabar, kai šiek tiek pasinėrėm į tą tavo praeitį, į vaikystę, tu buvai kūrybingas, ar yra galbūt šiek tiek tos vaikystės paveikslėlio tame, ką tu darai dabar? Yra gal, aš tai viską kaip čia, smulkmeniškumas gal ne tas žodis, tokį pasikrapštymą, žinai, nes kažkokius dalykus ir nuo vaikystės, žinai, ten piešia ir kažką, ten man visokie įdomų taškiukai dėliot, toks visoks būdavo dalykas. Paskui prasidėjo tas mano darbas, ten irgi krapštymosi daug, žinai, kaip bebūtų tokie, žinai, seniau kažkas yra labai pasakęs gražią frazę, bet čia buvo 2000-ųjų dar pradžiai, kad, žinai, geri visažistai tai kaip juvelyrai. Dabar iš kokių juvelyrų, žinai, mes turim kompanijų 5 žmonės, 1 fotografas, žinai, 3 visažistai. Bet ten irgi toks, žinai, kruopštus darbas. Tu turi, žinai, atsargiai viską, toks, žinai, viską su pincetuku ten daryti. O kai dienom, kai nedirbu, aš ateinu čia ir krapštau savo papiriukus, tai toks, krapštaliukas. Kiek dabar šiai dienai pas tave užima tas tavo tiesioginis darbas su vizažu ir jau paveikslai? Apskritai, ar paveikslai šiai dienai, jų kūryba, ar tu jau gali pavadinti, kad tai jau nebėra hobis, kad tai jau yra tavo pilnavertis darbas? Tai yra pilnavertis darbas, tik, žinai, aš buvau pats save įvaręs į tokį keistą kampą, kur aš labai pradėjau planuot gal taip, kaip visa tokia didžioji bendruomenė, žinai, dalis gyvena. Čia turi tą, darai pirmas iš karto, tai čia reikia parduoti, reikia. Ir toks, žinai, tada pradedi mėtytis, aš ten susidėliojau kažkokius planus, po naujų metų čia. Ir kažkaip dirbi ir, taip, pavyzdžiui, susiveda viskas, kad klientai kažkaip užvėluoja mokėti. Tai žinai, tu gauni pinigus, tu žiūri, kad būtų pinigų kažkiek tau, darbo priemonėm, susimokėti visiem mokesčiam ir norisi turėjimų, bet kaip tu nori, nesigauna, žinai. Ir paskui prieini iki tokio, žinai, kur kažkokia vidinė isterija ir galvoju, ne, dabar reikia atsisėsti ramiai, žiūrėti, žinai, kaip vyksta gyvenimas ir stebėti ir kažkaip ramiai ir viskas ateis. Žinai, aš kažkaip nusprendžiau, kad gyvenime galima gyventi be kažkokio be streso, žinai, ir viską galima daryti. Aš vienas žmogus, aš galiu pirmadienį pint, antradienį kažką dažyti, kažkokią fotosesiją, savaitgalį koks koncertas. Ir man viskas susiveda mano galvoj, kad aš tai darau, aš Aurimas, žinai, nes visi iš karto sako, tau reikia kiekvienam darbui, ką tu darai, ten turėti po atskirą, ten, žinai, medijų profilį, aš nenoriu. Bet tu esi apie tave, tu nekuri kažkokio brando po random pavadinimu. Tu esi Aurimas, tu darai tą, tu darai aną ir tu asmenybė. Aš noriu atsiriboti nuo to tokio, žinai, nenoriu ir bandau tai visai gal sėkmingai daryti, žinai, kad neklausyti tą, ką, žinai, bendramasė sako, bet galvoju, bet čia žmonės jie supras, bet protingi tai supras, žinai. Tai čia toksai dalykas, kur, žinai. Ir jo, kai tu darai, vis sako, norim pamatyti virtuvę, kaip tu darai, nes tai įdomu, bet, tugi nedarai tų paveikslų, žinai, kiekvieną dieną, nors aš norėčiau visai, kurią dieną tai ateis tikrai, kur
kur aš galėčiau atsidėti vien tik tai paveikslą, nes minčių visokių dalykų yra padaryta, žinai, galvoj pribražyta, tikiuosi reikia įgyvendinti. Kokios yra 3 dažniausios kūrybiškų žmonių baimės? Baimė būti nepakankamu, baimė būti kritikuojamu, baimė imti pinigus už savo kūrybą. Kaip rašė garsus rašytojas Davidas Švarcas savo knygoje Plataus mąstymo jėga, baimė tai psichologinė infekcija. Kaip ir bet kokią infekciją, ją reikia gydyti. Prieš 12 metų buvau jūsų vietoje. Man teko patirti ir skurdo ribą. Teko ne kartą pradėti iš naujo. Teko susidurti su plataus masto kibernetinėmis atakomis, kurios truko 2 metus ir tai man įvarė dar daugiau baimių. Bet jau 8 metus ugdydama kūrėjus aš supratau, kad visi mes bijome tų pačių dalykų. Vieni lengviau realizuoja savo kūrybą, kiti net nežino, nuo ko pradėti. Visada pagalvokite, kas blogiausia gali nutikti, jei pabandysiu. Jūs nerasite svarių argumentų, kodėl verta nebandyti. Šią knygą parašiau remiantis savo 12 metų patirtimi kūrybinėme versle, su tikslu padėti skirtingų sričių kūrėjams uždirbti iš savo kūrybos. Tai kiekvieno kūrėjo Biblija, kurioje rasi viską, ko reikės išsiugdyti verslumą, išdrįsti pradėti arba kaip tik pakelti savo kūrybinį verslą į dar aukštesnį lygmenį. Kiek jau laiko tu skiri paveikslų kūrybą? Apskritai, kaip tau gimė mintis? Tu, kurie nedirbi, tu gyvenai daug metų. Kiek tu metų Dubajuje gyvenai? 12 metų. 12 metų gyvenai Dubajuje. Dabar šiai dienai Dubajus yra populiarumo viršūnė, žmonės perka nekilnojamą turtą, visi bėga iš tos Lietuvos, karas, mes važiuojame Dubajuje, ar ne? Bet tu vėl grįžai į Lietuvą, kur kiti galvoja, ne, aš kaip tik noriu išvažiuoti. Kodėl tu grįžai? Kas tau tenais, nežinau, galbūt nostalgija Lietuvai, visi bėga iš čia. Tai kad Lietuva labai gera. Aš visiškai pritariu. Tu žinai, aš labai paprastas pavyzdys čia, žinai, šnekėt, kad taip, aš pasilgau. Aš visą laiką, kai grįždavau ir galvodavau, ko ten tėvai ten taip liūdė, žinai, ir ten kažką, tai sakau, ašgi nevažiuoju, žinai, nežinau, braškių skint, žinai, sezonui, sakau, aš važiuoju, normalus darbas, viskas tvarko. Ir čia paskutinis laikas, prieš visas pandemijas, viskas taip keistai apsivertė. Aš supratau, kad man dabar reikia bėgti kažkaip slėptis nuo tėvų, nes man taip, žinai, akis spaudžia, galvoju, aš nenoriu išvažiuoti. Tas pats buvo Vilniui, po kelių dienų, žinai, jau turiu išskristi, sustinkam su draugais, kažkur mes ten sėdim, kaip pramušėm, aš kaip pradėjau verti, sakau, kas tu yra, aš nenoriu išskristi. Ir tu supranti, va toks pirmą kartą buvo toks jau, kur sėdžiu lėktuve, skrendu atgal tenai ir galvoju, toks, žinai, pradėjau sukti mintį, kad kažkaip taip, žinai, ir man tada, juokingai gal skamba, bet, žinai, labai gerai pasitaikė ta pandemija, nes jinai nulino visus, žinai. Aš galvoju, žinai, kažkokia jokio nėra ten, ar gėdos jausmo, kad ten to milijono neuždirbai, ar kad ten 3 būtų nenusipirkai, ten visi tik labai vaidina, ten, žinai, ten niekas ten nepirka. Ir aš galvoju, taigi gerai, tai viskas kažkaip įsisuks ir važiuoju iš atgal, žinai, į Lietuvą namo. O Dubajuje irgi buvo tas toksai griežtas lockdownas, kaip ir čia, kas liečia darbų pusę, kad tu taip pakankamai lengvai grįžai namo, kaip sakai, kad tau pas mus buvo labai, pradžiai buvo pats labai griežtas dalykas. Šiaip žmonės, tu matai, aš net nejaučiu to viso to lockdowno pulso dėl to, kad kūrėsi naujas kanalas ir mes jau pradėjom ten daryti testus, visas repeticijas, žinai. Ir po kokių gal 9-10 mėnesių mūsų sukvietė, sutikrino visus, išdavė ten kažkokį valstybinį pažymėjimą, jeigu policija sustabdys, kad tu važiuoji į darbą ir aš žinau, greit pradėjau dirbti. Tai aš net nesuprantu, kaip, pavyzdžiui, žmonės sako čia, kad 2 metus nebuvo to darbo. Tai nežinau, man kažkaip tas nesijautė. Matyt, kad koks sektorius vieniems iš tikrųjų buvo labai... Man pasisekė su darbu, žinai, telikas, tai ta prasme, kai atsidarė, tai jau ten viskas buvo atidaryta, bet jo, mes varydom, ten buvo 5-6 dienas per savaitę, žinai. Tai gerai kažkaip tai nebuvo. Tai kada gimė tie paveikslai? O paveikslai, tai žinok, visi šitie tai yra gimė Dubajuje, bet tik šitie mano naujoji paroda, 2 meno singlai. Jų daryti čia, nes, žinai, niekur nuo to meno ir krapštymosi aš nenuėjau, nuvažiavau aš tenai pradžiai, kažkaip žiūriu kaip gražu, ten tos visos arabeskos, ten jų raštai, prisipirkau knygų, mokinausi aš jų ten tų raštų, piešt braižyti, ten žiauriai įdomus dalykas yra.
Ir paskui kažkas žiūri, kaip gražu. Ir aš žinau, kad ir mūsų, žinai, ta visa kultūra, ta tautosaka graži, bet, kažkaip taip neįvertinė, žinai, apsupkito viso gyvenį. Ir kažkuriuo metu aš ten labai pradėjau žiūrėti, nagrinėti jų visus kylimus, visokius dalykus ir žiūriu. Gėlytės motyvas labai panašus kaip pas mus, žinai, ir pradedi tada lygint. Ir tada man buvo kažkoks lūžis gyvenime, aš galvom, aš kažkaip tai man reikia grįžti prie meno, aš jaučiuosi, kad pilnai aš savęs neišrealizuoju. Dažai, bet žinai, toksai užsisuki maratoną ir žinai, ryte vakarė, dažai ten plauni ir galvoju, kaip bebūtų, kiek tu ten pinigų už tai begautum, žmogus paskui nusiplauna, padaryk ten kažkokį ten, žinai, vaugo ten, bet koks skirtumas, tam žurnalą po mėnesio keičia kitas ir toks galvoju, man biškai taip sausa viduj, toks nebeįdomu, o gal net neįdomu, gal toks jau per daug, patogu, toks, žinai, kažkokių nėra jokių iššūkių, tik atvažiuoti, žinai, laiku į darbą. Ir aš kažkaip tai pradėjau žiūrėtis, bet kažkas viduj nesupratau, aš kaip labai kirbėjo, kad labai man norisi. Atspirties taškas toks yra tas mūsų visas lietuviškas folkloras, žinai, tie mūsų visi raštai. Nes kaip labai juokingai, žinai, dabar kaip žiūri, žinai, kas skaitosi įdomės, tai ten girdi, žinai, pas mus, jeigu, žinai, audimo motyvai, žinai, kad yra ta sakrali geometrija, bet jinai yra kiekvienoje šalyje. Ir pas arabus, ir Indijoje, ir kitose, žinai, ir Brazilijoje yra ta sakrali geometrija, kur, yra tas geometriškumas ir aš dabar, kai pradėjau domėtis, pusė Vilniaus jau žino visi, kaip aš ten ieškau knygų, kažką pirkau, nespėjau nusipirkti, suradau, kas toj leidyklai dirba, atsiprašau, ieško dabar ten tų knygų, žinai, kiek yra užkoduota visko pas mus Lietuvoje, nes, ten, žinai, nuo tų visų laikų audimų niekas nežino, iš kur tie raštai ateidavo, ten tos moterytės viena kitai perduodavo, kažkaip tai išpasakodavo, jokių užrašymų. Gal, kad ten, žinai, okupacijos laikais nesusektų. Lovatėse yra vienas raštas, kilimėliui prie lovos yra kitas. Laidotuvėm, žinai, žmogaus išlydėjimų yra, žinai, raštai, spalvos, viskas parenkama ir kaip tu žiūri, kaip viskas, žinai, dėliojasi, tai viskas yra taip, žinau, kaip atrodo kaip iš vieno katilo, net spalvos. Pavyzdžiui, su šito geltono, aš prisimenu, kai buvo mano viena paroda, atėjo tokia pora užsieniečių, jinai buvo iš Didžiosios Britanijos, jisai iš Meksikos, man atrodo. Ir jis man įrodinėja, kad čia yra, kad žinai, kad čia Meksika ir tokie. Ir aš paskui kažkaip mes sėdim, tai pradėjom, žinai, kalbėti, diskutuoti, tai aš tai jam pavyzdžių parodžiau. Nes sako, bet Lietuvoje pas jūsgi viskas pilka, sako, jo, bet aš jam parodžiau, kaip ten, žinai, skiriasi mūsų regionai. Jis sako, jo, sako, čia ne Meksika. Toks, žinai. Bet kiekvienas jaučiu mato kiekvienam paveikslė, kas galbūt yra artima jam, jo kultūrai. Jis nepažįstamas kitos kultūros, jis negali jos natūraliai matyti. Gimsta toks stereotipiškumas, ar ne? Taip, kaip mes galvojam, jeigu nori gražaus, žinai, tokio vaivorykštinio šaliko, tai, žinai, pirk iš Peru, nes ten gražu, bet kai pasižiūri, yra regionai, kurie, pavyzdžiui, pas mus labai irgi taip pat, žinai, daro. Tik yra įpinti, pavyzdžiui, gėlių motyvų. Bet kažkaip mes galvojam, kad mūsų, ta, žinai, tautosaka, kad yra tik tai lininiai rankšluošiai, kurie yra, žinai, gražių pilkų atspalvių. Aš irgi labai taip galvodavau. Ir ten yra kažkiek spalvų, bet aš paskui pasižiūrėjau, kokių ryškumų mes turim ir kaip tais laikais gaudavo jos tų dažų iš kažkur tai tokiom, žinai. Už tai man nebaisu, žinai, ryškiai geltoną naudoti ar kažkokį dėl to, kad čia mūsų tokios spalvos, žinai, nuo tų laikų taip darydavo. Bet tais laikais galbūt tuos dažus ir pačios gamindavo, iš augalų. Aš skaičiau, dabar neatsimenu, kaip ta knyga vadinasi, va taip užstrigo galvoj apie spalvas, apie spalvų istoriją. Ir, žodžiu, ten pasakojama apie kiekvieną spalvą, iš ko jinai būdavo visokiais laikais išgaunam. Kartais ten ir kažkokių toksiškų cheminių elementų, kur ten žmonės apsinuodydavo, menininkai ilgai negyvendavo. Paskui atsirado augalai ir kaip iš tikrųjų įvairias ryškias spalvas galima gauti iš tų paprastų augalų. Tai gal tada tais laikais, nežinau, ar tu domėjaisi, ir būdavo tos spalvos iš to, ką duodavo gamta. Gal, bet žinant, žinai, mūsų geografinę padėtį ir kaip auga augalai, kokie ciberžolė, pavyzdžiui, gal tu gali kažkaip ryškiai padaryti, bet ciberžolės ar būdavo Lietuvoje. Bet gal kokios svogūnų laiškų čia fyro užsivirdavo, negali žinoti.
O tavo paveikslo tose raštuose, tu sakai, kad jie turėdavo kažkokią reikšmę, neužkoduodavo. Ar tu prieš kurdamas paveikslą, ar tu bandai pertikti kažkokią konkrečią reikšmę, ar tai tiesiog tai yra kas tau proporciškai, galbūt kompoziciškai gražu, ar kiekvienas paveikslas neša kažkokią tokią konkrečią reikšmę? Aš pradžioje mėginau pieš tapyti kažkaip keiščiausių visokių technikų prisiminti ir man viskas kažkaip jis būdavo plokščia labai, žinai. Galėtų tokį paimti ir išpiešti. Gali, žinai, toks, visi gali. Bet aš galvoju, reikia tos, nežinau kodėl, per kančią būtinai, žinai, eiti to kruopštumo, kad būtų. Ir kažkaip man tas pats pagrindas, ta virvė, ta pynė gavosi visiems kažkaip, nors aš mėginau, pavyzdžiui, per žmonės, per, žinai, papročių mūsų žinovus. Nes internete nėra jokios informacijos, pavyzdžiui, kokia yra virvės pinės ir reikšmė mūsų tautosakoj. Pagūščio visi pečiais, aš negavau atsakymą, nes irgi įdomu, kodėl. Bet man kažkaip bežaidžiant, paskui bežaidžiant su popieriu, man gavosi labai įdomu, kad kaip atrodo, žinai, kad tekstūra būtų. Ir kartais būna žmonės, kai pasižiūri, tai jie sako, bet tai jūs čia sako, čia audinio aptempėt. Ir gal dėl, nežinau, gal kad aš pas senelius audau, toks, žinai, kur, labai faina, kad kaime augai, tai tu žinai, iš kur kiaušinį pienas atsiranda ir ten visi, žinai, megztinis atsiranda iš to, kad seneliai turėdavo avis, tada močiutė pasiguldo avį, ta vis bliauna, man baisu, sako, jai neskauda, sako, tiesiog nenori gulėti, jai mes kerpam, žinai, vilną. Paskui tą vilną laiko, žiemą su savo pateliu močiutė, žinai, dainuodama supina siūlus, kažkur nudažo, tų siūlai, kažkas numesga megztinį. Tai toks, žinai, taip, tas labai taip susiveda, tai paveikslam gal labiau man tas tinka, nežinai, gal galvoju, čia yra tas toksai grinai, kur kai pradėti daryti, aš visą laiką matau, kaip močiutė jaučiu, kaip jinai, žinai, tais pirštai savo, iš to gniutulo, žinai, tas vilnos kvapas. Labai toksai, nežinai, pavyzdžiui, arabai geidina iš proto dėl to ūdo kvapo, bet tikras ūdas nevalytas, jis įkvepia kaip ta prakaituota riebė avies vilna. Tiek beprotiškas ten porą lašiukų, žinai, kaina kažkokia kosminė, kažkur uostų galvoju, bet kažką man primena ir galvoju, ką man primena, kažkas fui smirda. Galvoju, yra kažkoks vaikystės kvapas, bet grinai yra avies vilnos neplautos kvapas. Tai taip, žinai, tu išvažiuoji kažkur labai toli kitą pasaulio galą, kad tavo tiekštų per galvą, žinai, galvoju, bet koks gražus mūsų, žinai, paveldas ir norisi tą, užgriebti ir panaudoti. O kaip medžiaga, tu iš karto atradai popierių, ar buvo tie bandymų laikotarpis, kai bandėjai tą, bandėjai kitokią priemonę, galbūt bandėjai kitokį pagrindą, tą tekstūriškumo. Kaip visas tas tavo tokia chronologija įdomu sužinoti, kaip nuo pat pradžių iki nuo paieškos, sakykime, tavo idėjų viskas vyko. Aš galvojau kažkaip taip, kažkokių, žinok, visokių ko tik aš negavau, taškelių dėliot, bet tada, jeigu nori pasigūglinį, žiūri, kad jau ten kažkas taškeliais piešia. Toks, žinai, nesinori būti kaip dabar ta jaunesnė karta, žinai, piešia tokius surrealistinius, ten su bubukai, žinai, bet tai ar jie nežino, ar, pavyzdžiui, jie galvoja, kad žmonės nežino, kad jie daro kažkokias Basquiato kopijas, arba, ten kažkokį, žinai. Nors gal dabar čia tokia mada kopijuotis, nežinau, bet aš tik prisimenu, turiu namie kažkur yra, žinai, taip jau gražiai padėta kampe, kažkas ten toj kūrybiniai betvarkiai, nežinau, aš ką daryti, viskas, toks, žinai, nieks man nesiseka, sėmiau kažkokio virvyčių, kažkokio pasiskarpiau, sėdžiu, galvoju, man dabar į psichuškę reikės važiuoti, aš sėdžiu. Tu dabar kalėjime sėdžiu. Žiūri, tai dabar dar geriau, Ir aš sėdžiu kažkur užsienį, ir sėdžiu kažkokią pinu virvytę, galvoju, bet kažkaip ramina, žinai, ir paskui kažkaip taip, tokia galvoju, gerai pripyniau, galvoju, kas toliau ir galvoju, dabar būtų įdomu pažiūrėti, kaip atrodytų, nes kaip tu žiūri, sekundę, kaip tu žiūri, žinai, tą susuktą tokį, va čia užrašyta, pažiūrėjau, 180 metrų. Ai, tu matuoji? Aš noriu... Kokiu būdu, atsiprašau, tu matuoji? Ne, pini, tada su metrinė liniuotė susimatuoja, žinau, kiek man metrų reikia. Plius minus, žinai. Ir žiūriu, galvoju, ta faktūra, tokia graži, o tai jeigu galvoju, o jeigu, bet toks, žinai, buvo dar toks, žinai, toks lietuviškumas, bet jeigu bus negražu, galvoju, Dieve tu mano, galima išvežti dykumą sudeginti, galima išmest galų galę atiduoti kam nors. Ir aš nusipirkau
dar ten nuotykis kultūras į tą rėmą, žinai, nes niekas nesupranta. Nes tas rėmas jis nėra drobė, yra medžio plokštė. Ir aš pasidariau tą pirmą, galvoju, visai brimėlį nieko blogo, gal antrą kokį padarom, žinai. Tik vėliau aš kažkaip supratau, kad man, pavyzdžiui, tas, nes viskas rankom daryti, aš popierių nusidažau, tada aš jį sukerpu. O taip atrodo popierius nedažytas. Tu nesibandęs rafijos, čia kaip iš vis, kaip papirusas koks. Mėginau, žinok, visokius, čia dar japoniškas, nežinau, ką darysiu, kai baigsis. O paskui, pavyzdžiui, nudažai, jisai atrodo šitaip pat nudažytas. Ir čia, pavyzdžiui, yra kraštelis nukirptas, toks milimetriukas, nes per didelis buvo. Tu visą jį taip ir kirpai. Sėdi, žiūri visą. O viešpatie. O paskui ką dar palauk, o paskui, kai sukerpi, čia dabar bus kitas spalva. Nu va, pavyzdžiui. Tada va šitą pinė. O mes galėsim papinti? Galėsim. Aš kaip mažas vaikas, o mes galėsim aš ir tau galėsim. Ir tu supranti, ir aš vėliau paskui kažkaip pradėjau susidėlioti visus daiktus ir aš žiūriu, aš nežinau kaip iš kur, gal čia visiškai ta prasme ne apie paveikslus kaip galutinį rezultatą, bet man pačiam tai yra tokia, žinai, tokia apsiraminimas ir meditacija, nes tu visiškai susikoncentruoji, tik tai, žinai, tą kažkokį momentą. Ir man gražu, aišku, kai jie yra padaryti, bet man pats darymo procesas, man toks yra, nuostabus dalykas. Žinai, kiti ten eina jogos kažkokios klases, ten daro ten visokius dalykus. Man nelabai veikia, bet man va šitas grinai toks ir fizinis, ten pirštai atšauka, ten žinai kažkokies mėsos, bet man yra taip gera, tas nesveikas tas kruopštumas, tą popierių dažant, tą popierių karpant, tą popierių ten, žinai, paskui vieni ten žiūri, tu pradedi jaust, kad fiziškai tu pavargęs esi, ne kad tau skauda nugarą, iš pinimo aš jau pradedu matyti, kad jau, žinai, šitaip eina, vadinasi, žinai, reikia laikas pailsėti. Bet jeigu tu sakai, kad kadaise norėtum visai išeiti į tą kūrybą ir daryti tik paveikslus, tai čia atsiveria daug didesnės galimybės ir laiko prasme. Tu dabar vis tiek dirbi savo pagrindinį darbą ir čia jau, kaip sakyti, toks side dalykas. Tai čia toks jo, žinai, nesakysi, kad čia toks, žinai, kaip angliškai, žinai, toks on the side, nes viskas kainuoja pinigus. Ir aš, žinai, aš pats savo mecenatas ir kur aš visą laiką gyvenimą sakau, kad aš, žinai, nieko nerbjauriau, kai, žinai, žmogus ten, žinai, vienu užpakaliu ant kelių kėdžių sėdži. Aš dabar pačioje pozicijoje, žinai, nes eini dažai, kad būtų, žinai, bet tai čiagi normalu, čia, žinai, man tai patinka tas, nes man pilnas, žinai, kažkokia atsivėrus vidinė laisvė, nes aš mačiau Dubai tokių, žinai, ir menininkų, ir ten, žinai, kad kažkas, dabar aš būsiu menininkas. Tete, man reikia tavo kreditinės, žinai, tik kad nulyptų nuo galvos. Ir pradžiui išsinuomoja būtą per daug štų skampinį, žinai, su gražiu vaizdu kaip studija. Paskui ten toks, žinai, man, tas labai juokinga, žinai, sunku. Taigi visiems būna sunku, tai gal visi, žinai, sako, ne, man tai viskas gerai. Būna kartais šikna, pavyzdžiui, finansinė, kur aš neturiu laisvų pinigų, sudėti rėmą. Žinai, ne visada būna taip viskas sviestų patepta. Tai ir nebūna, tai ir tegu nebūna, tai iš to gerai ir pasimokinam, žinai, bet viskas yra savo laiku, kai, sakau, kai aš taip, žinai, susidėliau, o dabar aš čia būsiu, žinai, princas, ir neišeina, bet po truputį, žinai, viskas gaunasi ir dabar man tokia ramybė, žinau, kad visokie darbai reikalai, bus tų paveikslų, bus tų rėmų ir viskas bus tvarkoje. Einam pinti. Einam Pinti. Ar tu kada nors skaičiavai, kiek tau laiko užtrunka, pavyzdžiui, metrą supinti, kad suprast, kiek tu užtrunki supinti, sakykime, 100 metrų? Ar tu neskaičiuoji taip laiko? Metrą, nežinau. Aš per dieną galiu, pavyzdžiui, kokius 25, gal net daugiau, bet tada reikėtų jau ryte pailsėti trupučiuką, nes skauda fiziškai, pavyzdžiui, prieš tai. Bet esu vieną paveikslą grinai ant pabandymo daryti mašytę. Tai čia yra 135, man atrodo, neprisimenu tiksliai metrai, tai aš per 5 dienas supyniau. Bet taip nuo 9 iki 8 vakaro. O tavo didžiausias paveikslas, kokios sąnaudos buvo metrais? O tavo didžiausias, iš kurių tu esi apskritai padaręs per visą tą laikotarpį, kai tu pini? Privačiam žmogui buvo užsakyta, ne Lietuvoje, tai buvo 2 metrai. Tai aš naudojau 732 metrus.
Aš buvau pripinęs. Ten buvo toks, žinai, labai juokinga istorija, kur žmogus užsiprašė ir atėjo pandemija. Ir galvoju, o žinai, su ta visa pandemija išsimakalavo viskas ten ir siuntimai, galvoju, nusiūt, kad nueis. Ir mes kažkaip susitarėm, sako, tai viskas tvarkoj, palauksiu. Aš pasiruošimui, kad tikrai netrūktų, aš turėjau beveik kilometrą virvės. Su visais ten visoms spalvom atspalviais buvo 900 kažkiek. Wow. Nes aš už tai matuoju, nes, žinai, pradžioj matuoju, žiūriu, paskui galvoju, bet aš galiu išmatuoti nuo pradžių, tai kiek liks, nu, žinai, matematika atėmė. Reikia dar gal trupučiuką. Nu, tai už tai toks, žinai, nes jeigu matau kažko trūksta, tai plius minus primeti. O pavyzdžiui, Lietuvoje didelė yra paklausa tokių meno kūrinių. Ar tu apskritai su užsieniečiais dirbi, ar klientų užsienį turi? Bet man įdomu, kaip lietuviai vertina, nes kūrėjai vis girdžiu, kad skundžiasi, lietuviniai vertina meninio darbo, nenori mokėti. Žodžiu, geriau čia su užsieniečiais dirbti, su tokiais autentiškais darbais. Kokia tavo yra asmeninė patirtis? Aš esu keletą jau atsisveikinęs Lietuvoje. Gal žinok, dar per greitai man tą temą kalbėti, nes reikia, nu, žinai, labiau viską rodyti čia. Tas, žinai, visokie ten Instagramai nelabai gal kiek padeda, bet... Nežinau, bet aš kažkaip, kai ateis gyvenime laikas, aš kažkaip norėčiau, bet aš nenorėčiau tų tokių pristatymų, kur, žinai, baltos sienos, visi su vynu. Galima nusifotografuoti. Nu, blema, ne, aš noriu kažkaip, kažkaip aš sugalvosiu, kad gražiai būtų. Man atrodo, žinai, stebint tave, tavo kelionę, klausantis ir tavo, man labai įdomi ir patinka tavo minčių seka. Tu nesi tas tipinis, žinai, kūrėjas dabartinis socialinios medijos įtakoj, kur visi, ne, kaip tu ir sakai, tas baltos sienos, vyno taurė, nu taip labai viskas standartizuota. Tu man toks esi labai autentiškas žmogus, matyt, kad galbūt dėl to, kad esi ir daug visko matęs ir jau tavo patirtis yra ir neturi tos žvaigždžių lygos. Tai man už tai patinka tavo tas, žinai, paprastumas ir galbūt visiškai kitoks ir labai galbūt kritiškas požiūris į viską. Šiaip man įdomu, kadangi prakalbam į viską, tai pasižiūrėtis labai paprastas esi, labai paprastai viską žiūri. Man, kadangi prakalbam šiek tiek apie tą Instagramą ir apie socialinę mediją, apskritai man įdomu, ar tai šiai dienai, kadangi tai yra vis tiek toks pagrindinis galbūt komunikacijos kanalas, ar jisai duoda įtakos tavo kūrybos realizavimui, net kalbant apie tavo pagrindinę profesiją, ar vis tiek viskas labiau jau remiasi į tai, kad žmonės tave rekomenduoja iš lūpų į lūpas? Kokia tavo vaidmenį tavo gyvenime šiai dienai yra socialiniai tinklai užima? Reikia. Matau, kiek užima, žinai. Ne. Matai, aš tik tai 2 metai kaip grįžęs bus Liepos mėnesį ir tie pirmi metai, tu tai supranti, kad grįžęs, bet žinai, žmonės gal nesupranta. Bet kai žmonės sako, tai mes galvojom, tai jūs išvažiavę, tai aš galvoju, jeigu ten dirbi, pažiūrėjus, atlikėjais, kad nuotoliu dažai, ta prasme, per Skype'ą, nu, daug žinai. Bet, nežinau, kažkaip tie žmonės, kurie džiaugiasi, kad aš grįžau, tai kažkaip sugrįžo atgal, žinai, dažytis, pavyzdžiui, bet tai tuo pačiu irgi, man kažkaip man patinka rodyti, kiek ten rodai gyvenimą toks, koks jis yra, žinai. Aš noriu, kad visą laiką būtų linksma, juokinga ir, žinai, pakitus pajuokint man negaila. Tam kažkoks susidėdi vaiko kažkokį žaislą išsuki galvos, jis sako, haha, čia man kiekvieną dieną aš galiu tokius cirkus daryti, žinai. O kad kažkoks paprastumas, tai ką žinau, tai ko čia nebūt paprastam. Gyvenimas, kai gerai per šonus apdaužo, žinai. Ar sunku buvo apskritai įsivažiuoti ir grįžti į tą darbinį ritmą, kai tu esi 12 metų išvažiavęs? Nu jau žmonės faktiškai žino, kad tu jau čia nebegyveni. Ir jau atsiranda ir daug, sakykime, ateina į tavo, kaip sakyti, makiažo rinką. Ir net daug ateina labai naujų žaidėjų. Konkurencija didžiulė, visko daug. Kūrėjų daug, menininkų daug. Žodžiu, mes esam dabar persisotinę, perpildyti. Ar tau buvo sunku grįžti apskritai į
tą darbinę aplinką vėl iškomunikuoti savo klientams, kad, žiūrėkit, aš grįžau, aš dirbu, aš čia. Kaip viskas klostėsi pačioj pradžioj prieš tas porą metų? Nu jo, kad konkurencija, nežinau, konkurencija. Pas tuos žmonės gal vyksta konkurencija. Aš tai norėčiau kaip senais laikais, žinai, kad visi galėtumėm kažkaip fainiai, gražiai bendrauti. Bet konkurencija, jeigu jie nori, turi tą savo konkurenciją. O kažkaip, žinok, aš nežinau, man prieš tos 20 metų, kai viskas prasidėjo, tais laikaisgi nebuvo jokių tų medijų, kažkaip tie žmonės, žinai, eidavo ir viens per kitą, žinai. Viskas pasidarydavo. Man tai sunku dabar pykti ir kalbėti, aš koncentruosiu čia. O kažkaip, kad ten, žinai, pradėti dalyti ir ten širdėlės ir ten, žinai, savo ten kažkokius šešėlius ir teptukus kiekvieną dieną rodyti, na, galvoju. Smegenis, nu, ne tam duotos. Aš čia apie save kalbu, nieko nekritikuoju. Ir galvoju, kad tu gali, kad ten ir širdį išsiplėš, supranti, ten gyvojo transliacijai. Visien ateis laikas ir kažkaip, žinai, praeitais metais trupučiuką buvo, kažkas pamatė, sureagavo daugiau ir tas, žinai, auga. Ir supratau, kad tu čia nieko, nu, nepadarysi, žinai, nu, nebent ten pradėsi daryti, ten, žinai, budelių skandalus kažkokius visokius. Bet tai aš kažkaip taip irgi, žinot, paleidau, galvoju, ramiai viskas bus gerai, šitie metai bus geresni negu pernai, kiti metai bus dar geresni ir toks viskas kažkaip tai negaliu nei skūstis, bet kažkaip aš neturiu. Nežinau, aš dabar tokioje stadijoje gyvenimo, kur sėdžiu ramiai, viską žiūriu ir matau, kaip viskas eina geryn. Tai galvoju, nepradėkim čia forsuoti dabar. Aš čia dabar padarysiu. Ateis laikas ir padarysiu. Tokia, žinai, toks atrodo kaip didžiulės tokios detalės, žinai, savo vietą leidžiasi. Tai tik svarbu nepalyst, kad nepritrėkštų. Ar tu Dubajui bandėjai kažkaip realizuoti savo paveikslus? Galbūt ten vis tiek yra ta rinka, kurie turi galimybės pirkti, sakykime, brangius meno ten objektus. Kitaip, žinok, ten aš nežinau, ant kiek gerėja situacija dabar, bet, pavyzdžiui, visos pagrindinės ten kažkokios galerijos, tokius baisybės pardavinėti negalima, gal taip sakyti, dažnai kažkokia Marilyn Monroe atvaizdas paimtas nuo maikutės, aptaškytas, bet, nu, ta prasme negalima irgi gal taip sakyti, bet, nu, visi taip galėtumėm daryti, žinai, padarom, išleistime vakarėlį, žinai, prisispaudinį Michaelo Jacksono, pritaškam ir vatų, žinai, paroda gaunasi. Dabar gal, aišku, yra tie žmonės, kurie, žinai, žiūri, ten, nes, pavyzdžiui, mano vieną paveikslą nusipirko labai tokia faina moteris, kuri ten makaluosi po pasaulį ir visokius keistus, skirtingus, tokius labai kūrinius turi, ten kažkoks Afrikai, kažkoks žmogus ant būrės likučių, kažką ten piešia, siūna. Nu tokie, žinai, tai galvoju, kaip faina, kaip smagu, sako, man labai sako, patiks čia, žinai. Tai smagu labai. O gali pasakyti, kad, nežinau, pasakyti ar paneigti, kad arabai, jie galbūt neturi dar tokio išlavinto meninio skonio. Nu, jeigu sakai, kad galerijose... Nesakyčiau, kad ne, nu tos galerijos, kur tie tarptautiniai vardai, žinai, bet arabai... Nėra, kad jie neturi skonio, bet pas juos yra tas toksai vienybės dalykas ir jie labiau visų pirma parems savo, negu... Yra kažkokios tarptautinės parodos, kur mūsų galerijos labai faina, žinai, važiuoja. Bet jeigu vyksta kažkas ten, nu, tokio maždaug Dubajus lygio arba ten, žinai, regiono, tai kiek tų kartų beisi, visi bus arabiški vardai pavardės. Nu, nebent jeigu mano koks senelis būtų arabas, tai gali ant to prasimūžinai. Tavo akis rudos? Ne, nesuveiks. Skūra balta. Nu, ir jie labai visgi vertina, žinai, visų pirma savo kūrėjus. Yra tikrai labai fainų gražių kūrėjų. Yra tokių, kur irgi, žinai, kur, pažiūrėjai, kažkokioj parodoje vieną kartą nuėjom ir atsargiai neužlipkit, galvoju, kas čia darosi. Cukriuko papilta. Nu, performances kažkoks, aš nesupratau, man per daug buvo bylu. Bet yra žmonės, yra ir keramikų, nu, tikrai yra žmonių su pašaukimu, žinai, kur daro dėl to, kad... Bet ten, matai, ten labai lengva būti menininku, tu gali savo senamiestį fotkint, spaust nuotraukas ir visi pirks, nes sakys, nu, kaip gražu. Nu, vat, jeigu tai būtų pas mus paslėtus, įsivaizduoju, kaip mes gražiai gyventume. Man atrodo, kad čia galbūt įtakos tam turi ir jų finansinė padėtis, sakykime, ir pakankamai ir turi turtingą šalis ir žmonės galbūt lengva ranka išleidžia pinigus. Nu, pas mus... Bet ant savų labiau, matai. Čia, ne, tas yra tas dalykas pas juos, kad jie labai vertina
vertina tą savo, net, nu, ne tai, kad tautiškumą, bet ir visus kitus regionus, žinai. Ir jie labai palaiko savo, nu, jo pas mus lietuvius, pavyzdžiui, visą laiką kažkaip labai gaila, bet atvirkščiai, žinai, kur jeigu tau pirmas kas nors suvarys pėlį į nugarą, atsisuksi, o savas, tai žinai. O ten kažkaip tai... Kaip manai, ar tai gali būti susiję galbūt su jų religija? Už tai, kad jie yra labai religingi ir jie labai apskritai ir labai ir propaguoja ir labai vertina savo tą religiją, savo kultūrą ir jie už ją labai stovi. Nu, religija stiprus dalykas ten, aš kažkokių ten ekstremalių pažiūrų žmonių, žinai, nei vieno nesutikau. Bet pas juos tas bendrystės jausmas yra, kur, pavyzdžiui, pas juos penktadienis yra pagrindinė maldos diena, kaip pas mus sekmadienį. Tai nueina pasimeldžia, tada visa šeima sėda prie stalo valgyti, įsivaizduok mūsų kokias kūčias kalėdas, žinai, kartą į metus, o ten va taip kiekvieną savaitę. Už tai, žinai, ir papročiai pa žmonės kiti, žinai, jie būna su žmogum, kol visi, žinai, bendrai, kol visi gyvi, žinai, o ne... Nes, jeigu pagal tuos tikrus jų papročius, tai jeigu žmogus miršta, tai iki saulėtekio gali palaidoti. Bet yra tas, kad džiaugtis žmogum, kol jisai yra gyvas, o ne irgi kaip pas mus Lietuvoje labai mėgsta, žinai, jau kai žmogus išeina, o kur buvo visą gyvenimą, žinai, tai toks. Yra tokių dalykų kartais, kur būdavo labai liūdna, galvoju, blemba, tai kiekvieną penktadienį visą šeimom sėdi, žinai. O aš namo negaliu pargrįžti. Nes man kažkada buvo... Kas man buvo? Ai, prieš Ramadaną reikėjo keisti pasą ir nesuvaikščio dokumentai. Ne pasą, vizą reikėjo keisti. Ir tu negali išskristi be pasą, nes nieks ten nedirba tą mėnesį. Ir sėdžiu ir kukuoju, kaip liūdna. Ką apskritai, ko tave išmokė tas gyvenimas kitoj šalyje, su kita kultūra, su kita religija, su kitom tradicijom, bet grįžus čia į Lietuvą, kokias tu pamokas išmokai gyvendamas tenais? Tu čia iki ašarų davarysi. Mes kalbėjom, kad šiek tiek apie... šiek tiek bus to tokio. Kad, verkiam. Pamokas. Nežinau, kokios pamokos. Tvirtybės, vidinės kažkokios stiprybės. Nes tu kažkaip tai... Man visiems tas Dubajus neprigijo tuo, kad eiti ten per klubus, per restoranus ir ten, žinai, fotkinti savo krevetės, nu kažkaip neberyšio. Tas darbas, tu kažkaip visiems turi dirbti. Nu, pas mus, žinai, kai tu dirbi, irgi yra faini, kūrybingi žmonės, o ten, žinai, ta rinka, aišku, daug platesnė ir tokia tarptautinė. Tai visai smagu, kai tu ten dirbi su ten visokiais ten dideliais brandais, kur tokių Lietuvoje, nu, žinai, net arba negalima sakyti, nėra, nevaikščiau, nežiūrėjau. Bet, nu, toks, žinai, kur, pavyzdžiui, ten darai vidurio rytam, lietuviškai taip išvertas, Kartiero, žinai, reklamą, kur atvažiuoja hebra iš Paryžiaus ir ten viską patvirtina, nu, toks, žinai, galvo visai neblogai. Tai, žinai, ir nežinau, kažkaip aš grįžau, žinau, tokiam visiškai ramame, kažkaip viskas man su manim tvarkoj, aš žinau, ką galiu, man pačiam nieko savo įrodinėti nereikia, už tai man nesinori ten, žinai, jokių ten, žinai, širdučių siuntinėti, žinai, žmonėm. Žinau, aš ką noriu, žinau, aš ką darau, apsidėk svarbiausia gyvenime žmonėm, kurie, žinai, tavęs neatripia ir palaiko ir nori tau padėti, žinai, kad tu į priekį eitum. Nes man ten yra buvę patarimų visokių, žinai, tau reikia tavo elektroninės parduotuvės, sako, ką aš ten pardavinėsiu. Tipo dažus, nu, per daug aš mačiau gyvenime visokių, žinai, gerų įdomių dalykų, kad suprasčiau, kas yra, žinai, tikra biškai, kas yra netikra ir kai tu pardavinėjai. Nu, ne, tu labai džiaugtumės, jeigu ateitum dažytis, aš įsitraukčiau paletę už 7 euriukus. Dažnai, ateinant pas tokį kaip tu, nu vis tiek turi, žinai, kažkokią expectationą. Nes aš, pavyzdžiui, perku savo darbo priemonės niekad netaupydamas, ne dėl to, kad čia, išleisiu, bet aš perku taip, žinai, kad, na, tas ir žinai, darbas Dubajuje išmokino, kad, pavyzdžiui, jeigu man dabar reikėtų rytoj skristi nors į užsienį, aš žinau, kad man nebūtų gėda išsitraukti priemonės, kurios aš dirbu, nes, žinai, kur, nu, visam pasaulyje daug jau metų, nu, žinomi gamintojai o ne ten kažkoks, tai ten, žinai, pizė, žinai, lūpų blizgis. Iš kur čia, tai čia toks, nu, žinai, daug, na. Nes jeigu tu taip
nu visiems tas geras žodis, žinai, haltūrintum ten, tai tu tiesiog su tai žmonėm daugiau niekada nebedirbtum. Nesvarbu, ar tu ten, žinai, ten kirpėjas, ar ten, kad, nu, toks, žinai, nu, norisi tą lygį išlaikyti. Tai, o aš vieną kartą tokį labai gerą komplimentą gavau iš vienos moters, kur ją bijojau žiauriai dažyti, nes, žinai, ne ta porterė, ten ta platforma, kur bus pardavinė, bet tik moterim. Ir kažkuris ten metais, čia irgi iki pandemijos pas juos dirbo tokia ten didžiulė kūrybos, ten kažkokia vadovė, tokia Sara Raston. Ir kažkokia ten agentūra man užsakė, sako, ten bus renginys ir reikia ten greit padažyti, pašukuoti ir aš pagūglinu. Ir aš taip pasikeikiu, galvoju, ką. Va čia tai baisus, jinai sėdi visą laiką pirmose eilėse pas visus. Nelabai jas ten kafot, nes tokia pilkoji kardinolė, žinai, ten užpirkimus daro, ten visokius dalykus. Ir aš nueinu pas ją į viešbučio kambarį, išsikraudinėjau ten savo tos šutukus visus, žinai. Ir man taip, žinai, labai geras komplimentas buvo. Tai sako, man patinka, sako, pasirinkimas tavo. Nes čia buvo tie metai, neprisimenu. Mark Jacobsas buvo tik tai savo pradėjęs išleidinėti, žinai, labai faina buvo, kada nebeturi liniją, ten dar kažkokių, žinai, galvoju, ačiū. Bet toks, žinai, nebuvo tas toks mandagus, žinai, amerikiečikas, o kaip faina, daug paragauti, taip skanu. Taip, žinai, galvoju, tai visi gyvenime yra ten dažę, visi pagrindiniai, žinai, galvoju, šitoks, labą dieną. Ir kažkaip taip fainai, patiko ten, tai man toks, žinai, galvoju, bet šitaip reikia turbūt gyvenime dirbti, žinai, kur, kad tau nebūtų gėda. Ir taip, pabaigai, šiek tiek galbūt giliau su šito klausimu pasikapstykim. Ką tu tau galėtum palinkėti, jeigu grįžti prieš 20 metų, tam Aurimui prieš 20 metų, ką tu galėtum šiandien būdamas, kur tu esi čia, dabar, su savo karjera, su savo pasiekimais, su savo pomėgiais, su savo vizija, ką tu galėtum? Ką tu galėtum savo palinkėti? Arba patarti galbūt, kokių klaidų nedaryti, arba kaip tik žinai, ką išdrįst padaryti? Gal sakyčiau ne patart, bet gal sakyčiau gerutis šaunuolis. Nes aš kažkaip, nei aš kažkur per daug užsišokau, kažkaip, taip, nežinau, tėvai gal išaugino mane, kad tu visą laiką, kai esi su žmogum, tu visą laiką klausyk, ką sako, nes protingiau išgirsi negu tą, ką tu pasakysi. Tai man tas, kad toks labai gyvenime geras patarimas ir šiaip padeda, žinai. O kažkaip viskas, nežinau, man nebuvo kažkokios baimės ten išvažiavus, kažkaip gal žinau, kad susidėlios viskas gerai. Tai gal kažkaip taip ir atsiranda ten kažkokie žmonės, nes man grįžus ir čia, aš galvoju, tai gerai, aš čia pabūsiu biškelį Vilniui, paskui važiuosiu pas tėvą, žinai, krapštysiu tos savo paveikslus, kažkur atvažinėsiu čia, žinai, ant tam kokių, žinai, šventų mišių dalykom į Vilnių, ten kažkas. Aš nemaniau, kad aš sugrįšiu atgal čia, žinai, į rinką. Ir čia, žinai, sakau, tai ką, bet sakau, visi ten turit savo, ten tuos, sakau, tu tik nebesvaik, man taip kažkaip nejauku. Bet mama yra labai gerai pasakius, sako, bet, sako, tugi, kai išvažiavai, sako, tavo klientės visos, tu, sako, išsidalino, žinai, kolegės, sako, taip, sako, tai tu nepergyveni. Nėra, kad aš prie kitų vietų, kur dirba žmonės, stovi, labą dieną pykti. Ai, kažkaip, tai kas nori, tegu eina, kas, žinai, kas nenori, tegu neina. Aš dar toks ir labai, matai, kaprizingas, nes aš, pavyzdžiui, turiu tokį jokingą maketuką pasidaręs telefonį ir kai kas nors žmonės rašo, kad pirmą kartą, tai aš taip nusiunčiu, žinai, kad, sakau, taip darau, taip nedarau. Nes tas, žinai, tas lūpas ant tokį... Gerai, pasakyk mums, kaip tu nedarai. Aš jau supratau, bet... Reikia dabar telefoną atrasti. Lūpas, lūpiškas. Tas, kur visko daug, žinai, kur veido spalva keista, arba tokia pilkai kažkokia šalta, žinai, arba degtos plytos spalvos. Ant tokį blakstienos, ne. Aš nedarau tų meikapų, kur, žinai, po 2 valandas daro, po 2,5. Nieko blogo nesakau, viskas gerai, ten trendas, gaunas automatinis filtras, bet mano labiau klientūra ta, kurios nori, ta prasme, ir šiaip gyvai atrodė, žinai. Tai va taip aš dažau. Žinai, man atrodo, čia, taip, žinai, čia mano nuomonė, gindėvė gali kažkas su tuo nesutikti. Apie tą trendą jau pasakyčiau, man atrodo, kad jisai jau praėjo savo... Bet kaip visą laiką Lietuvoje traukinukas dar pastovi 5 metus.
Man atrodo, kad ir makijažas moters, jisai pasako apie jos statusą labai, ne apie jos, aš kalbu ne tik apie santykių statusą, bet apskritai ten ir karjeroje, ir santykiuose, ir apie amžių, ir ko... Taip. Taip, man atrodo, kad... Tai aplamai iš visko, žinai, man labai juokinga ir gaila iš tikrųjų, kad faina, kad, žinai, yra kažkokia karta, daro visus tuos dalykus, uždirba pinigus ir viskas tvarkoj, bet taip jie visi nori kažkokį ten Paryžių, į New Yorką, bet blema, mes toliau kažkokią slaviškumą taip ir nenuvažiavom. Jau šiaip nelabai, žinai, faina rodyt, kokios firmos tavo, žinai, ten rūbas, ar rankinukas, ar diržas kaip minimum, bet tokį sudėdė 3 ant savęs. Tai nežinau. Ką aš kalbėsiu, niekas neužrašyta pas mane, visos etiketės iš vidaus. Ir labai noriu padėkoti mūsų žiūrovams, kad jau 2 metus jūs kiekvieną mėnesį žiūrite mūsų laidas, kad jūs palaikote kūrėjus, nes mūsų misija iš tikrųjų yra labai graži ir aš ją labai tikiu prisidėti prie kiekvieno kūrėjo tokio paskatinimo, galbūt palaikyti tuos kūrėjus, būti mūsų vietinės lietuvių kūrybos dalimi, remti pirmiausia mūsiškius, o tik tada užsieniečius. Ir vien tik tai, kad jūs žiūrite, galbūt dar neperkat, o galbūt ugdote kažkokius naujus įpročius, tai, žodžiu, mano palinkėjimas, paremkit pirmiausia mūsų vietinę rinką, remkite mūsų kūrėjus, žiūrėkite mūsų laidą ir pažindinkitės su tais žmonėmis, kurie iš tikrųjų yra verti dėmesio. Ačiū Jums. Ačiū tau.